labukas. Vienas žodžiu, pamačiau, kad žmonės labai domisi, iš kur tie vėžiai atsiranda. Ir aš, čia nėra toks, kad vienas variantas tiktų. Yra žmonių, kurie nukrenta, susimuša, pavyzdžiui, kokią koją. Ir ji negyja. Ir kai po to negyja, po kiek laiko vėžys atsiranda. Gali būti galvos sumušimas, gali kojos sumušimas, bet kur sumuši. Dažniausiai tai būna išorė kažkur. Ir, sutrenkis, sukrėtimas, gaunasi sukrėtimas ir pro to nebegyja, o kai negyja, prasideda koks tai kraujavimas. Ir, jeigu kraujuoja iš, nežinau, kaip čia pasakyti gražiau, aš naudočiau užpakalis, galit vadinti, naudoti subinę. Vienu žodžiu, prasideda kraujavimas, kai jau matai, kad kraujuoja ir, tai nėra didelis kraujas, just tik, kaip pasakyti, pateplioja. Jau gali nutuokti, kad vėžys bus. Tai arba dubens vėžys, arba storosios žarnos vėžys. Vienas dalykas. Kitas atvejis - paveldimumas. Tavo tėvai turėjo vėžį, tavo kokias dėdės turėjo vėžį ir visi turi panašius vėžius, galbūt ir skirtingi, galbūt plaučių vėžys, kitam kraujo vėžys, dar kitam gal koks galvos vėžys, kaukliai auga, gali būti tie vėžiai skirtingi iš tikrųjų, bet galbūt ir vienodi. Vėžiai dar atsiranda, kai tu gyveni neatleidime. Tai tu užpykai ant kažkokio žmogaus, kai tu neatleidi. Dar užpykai ant kokio žmogaus, vėl neatleidi. Ir tas žmogus tiek užkėtina širdį. Ir kažkas pasakė man, kad vėžiai atsiranda nuo neatleidimų. Ir tai nėra vienas neatleidimas, bet jų yra daug. Reiškia, toks žmogus yra labai neatlaidus. Vėliau, aišku, jis keičiasi į blogą pusę, darosi piktas, darosi pavydus. Atsiranda kitos silpnybės, kitos ydos. Po to vėžys gali atsirasti, kai vyksta dvasinės atakos. Tu gali nieko nedaryti, bet jie, tiesiog ateina dvasinės piktosios jėgos, galios, karalystės. Jie ateina padaryti lygą. Tai gali būti tik lyga, o gali būti tai kaip apribota žmogų, ar sustabdyti. Dažniausiai nuo Dievas visiems davė misijas kažką daryti žemėje, bet piktasis paleidžia kokią blogio ietį. Blogio ietis, kur daug dvasių, ligos demonų ir tas žmogus prasirgt. Ir greit susirga. Ir gali tos stadijos greit mutuoti ir viskas, ir tas vėžys labai greitai įsitvirtina, labai greitai auga. Kaip jūs žinot, yra vėžiai piktybiniai, nepiktybiniai. Ir tai piktosios jėgos gali kontroliuoti. Jeigu jie nori tik kankinti, tai tas vėžys greit nesivystys. Bet jeigu tos galios nori pašalinti jūs iš kelio, kad jūs nepadarytumėte nieko Dievui gero, jūs sustabdo, grinai paralyžiuoja jūsų gyvenimą, jūs nustojat džiaugtis gyvenimu ir nustojat skelbti apie Dievą. Kai žmogus silpnas,
kūne, dažniausiai būna silpnas ir dvasioje. Ir kitas vėžio atvejis, kai žmonės suserga, tai dažniausiai tu gali gyventi labai gerą gyvenimą, kaip šventą gyvenimą, bet tu sapnuose, kad tu myliesi, dažniausiai sekso nuodėmės, ką būti bučiniai, bet kas, glamonės, lietimai, kažkoks tai flirtavimas, geismas, visokios tai nuodėmės. Tu nuodėmiauji sapne. Ir kas po to seka? Po to seka maitinimas. Tu arba valgai sapne, arba tave maitina sapne. Tai tu valgai, aišku, blogą maistą, prakeiktą kokį tai. Tai irgi žmogui labai greit liga pasidaro. Ir dažniausiai vėžiai būna, nes, dažniausiai, kai daug dvasių prisikabina prie tą dvasios, sielos, tas žmogus pasidaro daugiau negyvas negu gyvas. Ir automatiškai persvara didėja į negyvybę. Ir tas žmogus suserga stipriai ir miršta. Tai bus tiek. Ačiū už dėmesį. Viso gero.